Sveiki visi mano brangus klientai ir žiūrovai. Šiandien įvyko tokia labai įdomi situacija. Paskambina man vyresnio amžiaus žmogus ir sako, mane šantažuoja. Pardaviau automobilį ir pirkėjai paskambinę po kelių dienų, sako, kad yra daug defektų ir reikia juos kompensuoti. Ne tai, kad grąžintų automobilį, bet kompensuoti. Tai žodžiu, aš sakau jam taip tiesiai šviesiai, jeigu jūs užtikrintas savo automobiliu, kad pardavėt gerą ir tvarkingą, nekompensuokit ir tiesiog laukit tolimesnių veiksmų. Jeigu jie jumis paduos į teismą, teismas nuspręs, kas bus kaltas. Nes visokių yra aferistų, kiti ir naudojasi ir ypač šiuo atveju jaučiasi, kad labai daug šansų, kad bando pasinaudoti šiuo žmogum. Nes iš balso ir iš kalbos atrodo, kad tiesiog vyresnio amžiaus žmogus, nedaug nusimanantis apie automobilius ir toks sąžiningas, bent jau taip skamba. Tai tikėtina, kad jį bando apgauti. Bet kaip ten yra iš tikrųjų, klausimas. Tai va, ir jūs nepasigaukit ant tokių aferistų. Jeigu pardavėt tvarkingą automobilį ir prašo jūsų kompensacijų, neikit į kalbas visiškai. Tiesiog laukit tolimesnių veiksmų, jeigu matysit, kad yra paduota į teismą, jau tada žiūrėkit, kaip ten išeina. Būna visko gyvenime, būna ir parduoda tvarkingą automobilį ir jis po savaitę sugenda. Ir už tai reikia tiesiog atsakyti. Tokie mūsų jau įstatymai, gyvenam Lietuvoje. Toks tas pirmadienis, dėkui už laiką, iki.